Labadiena kolegos, labai trumpai, neužlaikysiu jūsų, tiesiog norėjau jūs kreiptis kaip žmogus vienintelis šiuo metu Seime esantis, kuris dalyvavo toje komisijoje. Ir buvo toje komisijoje ir rengė šias išvadas, dėl kurių dabar yra NSGK pasisakoma, kad jas reikėtų sunaikinti. Tai kelis dalykus aš norėjau atkreipti jūsų dėmesį, kad labai gaila, kad toks mažas skaičius Seimo narių susipažino su tom išvadom. Mes turime vieną frakciją, kuriai, kaip aš suprantu, net nebuvo leista susipažinti ir buvo iš jos partijos pirmininko liepta neiti susipažinti su išvadomis. Labai įdomus toksai parlamentinės demokratijos tam tikra išraiška. Aš labai kvieščiau, kad, kiek suprantu, susipažino kelios dešimtys Seimo narių. Aš labai kvieščiau prieš priimant sprendimą ir balsuojant dėl šito sprendimo ir apskritai, kad įsivaizduoti apie Lietuvos politinį kontekstą platesnį, aš tikrai labai kvieščiau visus susipažinti su tom išvadom. Tikrai kelios dešimtys Seimo narių iš 141 yra per mažai, kad galima daryti būtų išvadas. Tai, ką mes girdim viešoje erdvėje ir tai, kas yra išvadose, yra du skirtingi dalykai. Dėl to aš labai prašyčiau kolegų kolegiškai nueiti perskaityti, kad suprasti, apie ką mes šnekam, suprasti kontekstą, apie ką mes šnekam ir matyti platesnį vaizdą to, ką mes turime. Ir vien tai, kad kai kurių frakcijų nariai yra įpareigoti nesusipažinti su ta komisija, yra pakankamai reikšminga, kad jūs tai padarytumėt. Kad mes suprastumėm tam tikrus galios svertus. Į Lietuvos politiką aš lygiai taip pat atėjau 20 metais ir tai, ką mes tyrėme, buvo tas laikotarpis, kurį aš mačiau kaip žiūrovas, kaip žmogus, kaip pilietis, kaip rinkėjas, kuris priėmė sprendimus, turėdamas tą informaciją, kurią aš turėjau. Ir pranešėjo komisija man atskleidė daug daugiau. Ir aš manau, kad kiekvienas iš mūsų turėtumėm ją perskaityti ir tada priimti savo sprendimą pagal sąžinę ir laisvą valią. Kitas dalykas apskritai dėl norėjimo sunaikinti šitas išvadas. Žinote, aš labai gerbiu Valstybės saugumo departamentą, jo svarbą Lietuvos politiniai ir saugumo architektūroje, tačiau šitas sprendimas man truputį nėra logiškas. Kodėl aš taip sakau? Jeigu tai, kas yra pateikiama viešoje erdvėje, ten nieko nėra ir nieko svarbaus nėra ir tai, kas ten yra, tiesiog, išsigalvojimai ar panašiai, kai buvo formuojama viešoje erdvėje, tai kodėl tai reikia sunaikinti? Kodėl negalima tiesiog paviešinti ir parodyti, kad tai, prie ko dirbo komisija, prie to, ką mes dirbom ne vieną mėnesį, tenais tiesiog fantazijų vaisius. Mokslinė fantazija. Kodėl? Kodėl tai reikėtų sunaikinti ir neparodyti visuomeniai absurdiškumo priimto sprendimo, tyrimo absurdiškumo ir išvardų absurdiškumo. Bet jeigu tu nori tai sunaikinti, tai matyti kažkas yra. Leisiu savo pasakyti. Dėl to ir aš anksčiau siūliau ir dabar mačiau kolegos siūlo savo sprendimais išviešinti tą medžiagą. Išviešinkim tą medžiagą, pasižiūrėkim ir priimkim sprendimą. Ir kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis pats priims sprendimą, pasakydamas, kad žiūrėkit, čia nieko nėra, kodėl buvo ta visa diskusija. Ar jisai padarys kitokią išvadą. Tai aš labai vėlgi norėčiau pakviesti savo kolegas, nueiti, pasiskaityti. Taip, tai yra nemažai medžiagos, bet jinai tikrai praturtins jūsų politinį akiratį visomis prasmėmis.